aš žinoju, jeigu ne vieną specifinį rasį, tu dabar būtum didžiapėdi beždžionė. Prieš 500 000 metų, plus minus, į mūsų planetą atvyko rasė, kurią mes dabar žinom kaip Anu arba Anunnaki. Tai buvo technologiškai ir ypač genetiškai labai pažengusi rasė, kad atvyko į mūsų planetą su misija gauti specifinį mineralų, kurie buvo kas? Auksas, kad išgelbėtų savo planetos klimatą. Ir atvykę jie čia, sužinojo, kad per tam tikrą laiką, kiek jie turėtų laiko išgelbėti savo visą planetą ir anos ekosistemą, jie nespės to padaryti. Ir čia, kur mes egzistuojam dabar, šitai planetai buvo išsivysčiusi Homo erectus, kurią mes dabar prisimenam kaip Australopithecus realiai. Būtent tų beždžionių žmogių, galim sakyti, būtybių rasė, kurie buvom mes realiai tada tokie dar neprotingi, galim sakyti, ne? Ir jie pamatė, kad mes esam labai panašus į juos ir jie paėmė ką? Jie buvo labai stiprus genetikai ir jie paėmė šitai savo genus jungė su mūsų Homo erectus ir sukūrė Homo sapiens. Homo sapiens, tai kas mes dabar esam, į žmonės. Jeigu Anunnaki rasė nebūtų čia atvykus ir nebūtų genetiškai modifikavus Homo erectus, kad taptumėm mes Homo sapiens ir padėtumėm jiems kasti tą auksą, mes dabar būtumėm kas? Mes dabar būtumėm natūraliai išsivyščiusi didžiapėdžio, kaip lietuviškai išverčiant, Sasquatcho rasė.